Ir iš karto prie implantų. Princesės, kaip sakėt, princesės nos. Visai nieko. Jūs klausot muziką operacijos metu? Čia jau kryžium kaip Jėzus. Šiaip patogi sofelė. Namie būtų galima pašyti. Ir pažiūrėkit, ką aš moku. Pasididinti šviesą rankų mūsų. Narkozė trumpina gyvenimą. Mitas. Tikrai netrumpina? Sveiki, šiuo metu esu didžiausiame plastinės chirurgijos centre Baltijos šalyse Nord Clinic. Įsivaizduojat, čia per metus yra atliekama daugiau nei 3000 operacijų. O klinikoje dirba net 13 plastikos chirurgijos gydytojų. Su vienu iš jų šiandien ir noriu pasikalbėti. Į sceną kviečiame Andrių Pajėdą. Sveiki. Sveiki. Tai jūs esat tas plastikos ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas, kuris per metus atlieka daugiau nei 400 kombinuoto operacijų. Ką reiškia kombinuotos operacijos? Kai vienu metu atlieka daugiau operacijų? Ja, tai dažniausiai būna, kad tai yra narkozė duodama žmogui ir jos metu galim padaryti ne tik, sakykime, krūtų kažkokią tai operaciją, bet ir išoperuoti pilvą ar kažką tai pakeisti veidę. Tai tos kombinacijos ir yra ir kartais iš tikrųjų žmonės planuoja savo laiką ir nori, kad susitvarkyti tam tikrus niuansus iš karto vienu kartu. Tai galva ta kombinacija tokia ir būna aktuali. Bet būna ir taip, kad atvyksta žmogus tik tai vienam kažkokiam, tai prilenkti vieną ausies kraštelį. Galiuką. Ja. Tai įvairiausių būna situacijų. Gerai, tai leiskit man atspėti, populiariausia operacija yra krūtų didinimas. Tai yra labai populiarus dalykas, bet ne tik krūtų didinimas, bet apskritai krūtų operacijos gali būti ir mažinimas, ir didelį, ir kelimas, taip toliau. Bet krūtų operacijos taip, tai yra be abejonės populiarios. Duosit pačiupinėti implantus? Tikrai taip, bet kad tą padaryti, dėja čia aš neturiu, gal einam iki kabineto? Eikime. Ačiū. Einam kartu. Ir iš karto prie implantų. Prašau sėstis, kur patogiau. Ačiū. Aš tada prisijungsiu šalia. Nu ir iš karto prie implantų, taip. Iš karto prie implantų. Teko kad nors liesti tokį implantą? Teko ir va taip jį liesti, ir ant kūno jį liesti. Nu ir kaip, koks jausmas? Nieko, gerai. Ar patenkinta buvo moteris, kuri... Labai patenkinta, nes tiesiog ji labai norėjo, kad paliestume. Kad paliestume. Pažiūrėk, sako, kaip gerai. Aišku. Nu jo, tai apie implantus galiu, jeigu trumpai, tai kaip matom, yra skirtingų dydžių, skirtingo paviršiaus ir vėl toks implantas, aš turbūt, kad niekam nerekomenduočiau tokio dydžio implanto, nes tai yra sunki krūtinė ir moteris gali paskui vargti. Bet vėl, kartais turim atvejį, kai ateina mergina, kuri yra aukštesnė visą galvą už mane ir išsimatavus ją ir pamačius, kokia plati krūtinės ląsta yra, kartais tokio implanto netgi ir reikia. Oho. Tai va, bet dažniausiai taip išeina, kad jau aš pasiūlau implanto dydį, o ne priešingai. Kartais būna iš tikrųjų merginos daro klaidą, kai ateina pas chirurgą jau, sako, aš noriu 400 ml dydžio, nes mano draugė, jinai aišku yra už mane daug žemesnė ir daug smulkesnė, bet jai 400 atrodo labai gerai ir aš noriu. O jai iš tikrųjų visiškai tas netiktų. Man atrodo, jau praėjo tas didelės krūtinės. Tikrai taip. Metas, dabar kažkaip mažesnių. Jo, nes didelis implantas visą laiką bus ir daugiau problemų. Daugiau šansų, kad jisai kars žemyn, kad skaudės kažkiek tai nugarą, kad moteris jaus jį ir taip toliau. Tai dabar yra mažų implantų. Savo sekėjų klausiau daug klausimų susijusių su operacijomis, tai prie krūtinės mes tikrai dar sugrįšim, nes čia buvo vieni populiariausių klausimų, aišku, moteriška auditorija pas mane gan stipriai. Tai natūraliai jos ir klausinėja apie tą krūtinę, tai aš šiaip noriu dabar paklausti bendrai, nuo ko prasideda paciento kelionė? Ką pirmiausia reikia padaryti sugalvojus, kad kažko nori? Bet būtent, kelionė turi būti nuo kažkokio tai noro ar problemos išsikėlimo. Ne nuo to, kad aš noriu kažkokios tai procedūros, o noriu kažkokią išspręsti bėdą. Ta bėda gali trukdyti, gali negražiai atrodyti, gali funkciškai kažkokia tai būti bėda, jeigu pilvas užkritęs negalėsi rūbų prisitaikyti. Bet išsikelti bėdą, kurią
nori, kad chirurgas ar gydytojai, sakykime, išspręstų. Tai va, tai tokia, kai ateina jau išgvildenta ta bėda ir jinai telpa į sakinį, ar į 2 sakinius, ar į 3, galima ieškoti klinikos ar chirurgo, kur tą problemą spręsti. Taip, tai paprastai yra ką, skambini, ieškai, užsiregistruoji konsultacijai. Jo, tai konsultacija vėl yra toks saugi aplinka, dažniausiai jinai vyksta šitame kabinete, viename ar kitame, pas mane arba pas mano kolegas, jinai trunka dažniausiai apie 20-30 minučių ir mes per tą laiką galim išsispręsti ir pasiūlyti kažkokią tai, tos problemos sprendimo būdą. Taip, ar tenka atkalbėti žmonės? Taip, ir gan, nepasakyčiau, kad dažnai, vėl mes tikrai stengiamės edukuoti pacientus ir atsakyti, kad išsikelkim problemą, žinokim, kaip ją spręsti, ją išspręskim ir turėkim kažkokį tai rezultatą. Tai va, bet jeigu žmogus ateina neturėdamas tos problemos, pavyzdžiui, žino, kad, man sako, labai negraži nosis. Bet aš nežinau, kas joje yra negražu ir norėčiau jos galbūt kitokios, bet, sakau, pasigilinkim, sakau, kas joje yra, kuprelė gal yra, ne, kuprelės nėra ir man patinka nugarėlė nosis. Tai gal galiukas, sakau, kažkoks tai kreivas ar per storas, ne, ir galiukas patinka gražus. Tai gal, sakau, problemos nėra, gal, sakau, kažkas tai, gal ir nėra tos problemos, tai tada dėja tuo viskas ir pasibaigė. Mes atsisveikinam ir aš kažkokios tai operacijos ar kažko taip pasiūlyti negaliu. Ir dažniausiai tas atkalbėjimas toksai netgi ir gaunasi natūralus, jisai nebūna taip, kad nedarysiu. Jinai sako, ne, aš vis tiek, pinigų krūvą turiu, vis tiek darykit. Tokio konflikto dažniausiai nebūna. Dažniausiai, sakau, išsisprendžiam labai, labai aiškiai. Gerai, o tuo atveju, kai jūs sutarė dėl operacijos, kas vyksta toliau? Jo, tai žmogus tada ieškosi operacinės datos, kada gali tą padaryti. Ta dažniausiai daro jau mano administratorės ir jos jau suderina ir visą dokumentaciją ir kada operacija bus, taip pat suderina laiką, kada pacientas atvyksta pasidaryti kraujo tyrimų. Mes su juo dar kartą susitinkam operacijos dieną, darausi nuotraukas, piešinį, planuojuosi pačią operaciją, taip pat pacientas sutinka mūsų anesteziologą. Tai irgi labai svarbi dalis, nes jie yra labai labai svarbus visame šitame procese, vadinkim, užtikrinant jų ramų miego operacijos metu ir bendrą sveikatą jų. Tai ir vyksta operacija. Operacija, sakau, dažniausiai trunka nuo valandos iki tų 5 ar 6 jau tos ilgosios ir didžiosios. Po to pacientas pabunda, praleidžia pas mus klinikoje 1 ar 2 dienas, pasižiūrim, ar jisai viskas gerai, ar jisai sveikas, ar gali funkcionuoti kiekvieną dieną, tai reiškia eiti į tualetą pats, gali pasidaryti valgyti, judėti ir tada leidžiam jau gydytis į namus. Tada seka sekantis dalykas, tada pirmas perišimas yra, jie grįžta dažniausiai pas mane po 5 dienų, aš vėl žiūriu, ar viskas tvarkoja, ar nėra kažkokių tai infekcijų ar kažko tai ir išleidžiu jau ilgesniam laikui. Ir paskui yra galutinis etapas po pusmečio, kada mes matom jau galutinį rezultatą. Bet čia priklauso nuo operacijos, ne, kada yra tas galutinis operacijos? Nosyje galutinis rezultatas bus po metų arba net ir vėliau. O, sakykime, kūno kontūravimo operacijos dažniausiai tai yra pusmetis, kada jau mes galėtume sakyti, kad jo rezultatas yra galutinis, patinka, nepatinka, gal reikia kažkokių papildomų procedūrų, ar šiai dienai tiesiog paspaudžiam viens kitam ranką ir džiaugiamės gyvenimu. Tai va. Man įdomiausia turbūt yra tie visi, ką jūs minėjot prieš tai, tie papaišymai. Tai čia turbūt yra tie užkulisiai, kur jūs kažkaip žinot savo žymėjimus, kaip ten tie kontūrais, ne, kur kiek ką padaryti, taip toliau ir panašiai. Tikrai taip. Pagrindinis niuansas plastinėje chirurgijoje yra tai, kad žmogus visą laiką vertina savo kūną stovint ir labai retas, kuris daro nuotraukas ir vertina save gulint, o mes turim operuoti žmogų visą laiką gulint. Kitaip neišeina. Aišku, galimos tos stalo mūsų pozicijos, kai pasodini žmogų ir matai kažkiek, bet vis tiek operacija vyksta žmogui gulint. Tai reiškia, kad operacijos planavimas visą laiką turi būti vis tiek stovint. Tai paišausi visokias linijas, kažkokius tai matmenis matuojas, kad kiek galima daugiau simetrijos būti ir taip toliau. Nes daug kas pasikeičia žmogui atsigulus. Iš tikrųjų, kartais net ir veidas gražesnis gulint atrodo. Veidas visą laiką gražesnis. Taip, tikrai ir taip. Ir ta prasme, šiaip jau, jeigu mes kalbam vėl apie krūtinę, tai atsigulus moterį krūtinė dažniausiai važiuoja į pažastį, o stovintinai kažkur tai kitur yra. Tai sakau, tokių visokių daug niuansų. Ir aš žinau, kalbėjom
prieš šį susitikimą čia kambarėlyje. Turit programėlę, su kuria galit parodyti, tarkim, Jo. Kaip keičiasi veidas. Gerai, einam, padarom nuotraukas ir tada galėsim vėl susėsti. Nu gerai, pasižiūrėkim, ką mes galim pafantazuoti ir ką galim padaryti. Gerai, pasimkim tada... Tai pasimkim nuotrauką, kuris atsimerkia. Kur atsimerkęs. Ja. Princesės, kaip sakėt, princesės nose. Disney Princess nose. Tai va, tai dabar nosis tokia yra graži ir vyriška ir tikrai aš nenorėčiau primetinėti kažkokios tai grožio standartų ir sakyti, kad va, tokia nosis yra negraži, tokia nosis gali būti labai graži arba kitas žmogus tokios nosis gali net ir norėti. Bet, sakykime, tais edukaciniais tikslais tiesiog galiu parodyti, ką galima, yra labai nedėlė kuprelė, ne? Jinai yra be galo graži, seksuali, tam tikrą prasme ir liuks, jinai labai, bet paimkim ir padarykim, kad jos nebūtų. Ar yra skirtumas? Matosi, kad jinai nedaug prapuolė. Taip pat galima nosies galiuką šiek tiek parastuoti į viršų. Ir nosis tada šiek tiek vizualiai trumpėja. Nosies galiukas pakilo šiek tiek į viršų. Visai nieko. Nu, va, kad nebūtų taip, kad būdavo įsiūlysiu operaciją. Net, man atrodo, atkalbinėtumėt. Tai va, tai su šita programėlė tokia labai nedidelė paprasta ir žmogus pats gali net tokia atsisiųsti savo planšetę ir naudot, galima tokius dalykus taip. Vėl dažnas dalykas yra ir kombinacija dažnai yra smakras. Ir vėl šituo atveju tai pas patį yra labai graži, sakykime, proporcija kaktos, vidurinio veido ir smakro, bet tikrai turiu tiek ir merginų, tiek ir vaikinų, kurie sako, kad man smakras atrodo per mažas, negražus prie viso veido fone atrodo per mažai, o vėl vyriškas smakras turi šiek tiek dominuoti ir turėtų būti pilnesnis. Tai taip, viena iš operacijų yra smakro implantas. Šiaip žinokit, apie šitą galvojau, nes man visada norisi smakro jo į priekį. Tai va, tai smakras yra daromas nedidelis pjūvis apačioje. Tas pjūvis yra tam, kad mes jo nematytume bendraujant tiesiai ir jisai yra matomas tik tai žiūrint specialiai. Ir ant kaulų yra dedamas silikoninis implantas, kuris šiek tiek duoda smakrui projekcijos. O Lietuvoje populiari šitą operaciją? Pakankamai turiu pacientų, kur kaip, aišku, be abejonės tai nėra taip populiaru kaip, sakykime, pilvo plastikos ar krūtinės operacijos, bet taip, yra žmonių, kur to ieško, kur tai yra problema ir mes taip be abejonės jas sprendžiam. Aš esu girdėjęs, nežinau, tiesa ar melas, kad tą implantą jauti. Jo, be abejonės, bet kokį implantą mes jausim. Ar tai yra smakro Aš kažkaip galvoju, galbūt jie priauga prie audinių ir ten gal labai... Na, kaip pasakyti, jisai yra... Silikoninis implantas vis tiek jisai yra šiek tiek kitoks negu audiniai. Tai jeigu čiupinėsi ir pacientas gali pajausti jį viduje esantį. Bet nebūtų taip, kad, pavyzdžiui, ryte atsikeli, žinot, kaip būna, reikia susišukuoti antakis ir pasitvarkyti smakro implantą, nes jis biškai... Nes ne vieta yra. Ne, nu taip neturėtų būti. Aišku, chirurgijai būna visko, kartais jis gali migruoti kažkur, nes tai yra vis tiek svetimkūnis. Problemų visokių iškyla, bet neturėtų būti, kad atsikeli ryte, taisaisi vieną krūties implantą, kitą, sėdmenų implantų susitvarkai, blauzdų, tada čia... Aš esu matęs kažkokį video dar senai, kaip sėdmenų implantą žmogus apsuka. Yra taip? Būna. Gerai, nosies neliešiau, bet makro implantas, žinokit, visai įdomu yra, ne? Visai gerai atrodo, aha. Tai kokie žmonės dažniausiai atvyksta operacijų? Nuo iki turbūt. Nuo iki. Kažkokio tai vieno standarto tikrai nėra. Mes vėl, pas mus klinikoje nemažai yra pacientų, kurie atvyksta iš užsienio. Tai ta auditorija be galo plati. Ta žinau, labai daug užsieniečių. Gali paragauti viso pasaulio. Galbūt... sakykime, iš Jungtinių valstijų galbūt yra mažiau dėl didelio atstumo, bet Anglija, Airija, Švedija, Norvegija, sakykime, labai populiarios. O kodėl žmonės renkasi būtent Lietuvą? Geri gydytojai?
Turbūt tas geras labai yra ir priimtinas santykis tarp kokybės ir kainos. Aš turbūt taip trumpai pasakyčiau. Aš manau, kad taip, mūsų Lietuvos gydytojai tikrai yra labai, labai geri ir apskritai, keliaujant ir matant, aš tikrai matau, kad Lietuvos sveikatos sistema gal jinai kartais ir yra peikiama ir kritikuojama, bet mes visgi Lietuvoje turim labai didelį turtą, gerą sveikatos sistemą. Po truputėlį galėtume eiti ir pasižiūrėti, kur vyksta pačios operacijos. Gerai, mums reikės nusileisti vienu aukštu žemyn, kur mes turim plastinės chirurgijos stacionarą ir ten yra 6 operacinės ir daug palatų, kur pacientai sveiksta ir reabilituojasi po procedūrų. Gerai? Domina. Tai eikime kartu. Ačiū. Tai va, ir čia yra palatos. Dažniausiai pacientai guli po vieną arba po 2. Čia kaip sutarė. Galima kaip šeimai turbūt daryti su operacija. Būna taip? Atvažiuoja vyras su žmona, pora ir jie darosi kartu. Įvairiausi. Būna mama ir dukra ir taip toliau. Čia mes turim operacinis blokas. Bet prieš įeinant reikia persirengti. Gerai. Duosit man ką nors? Jo, duosim. Einam, parodysiu, kur viskas yra. Prašau. O! Tada... Prašau. Tai va tokios mados mūsų operacinėje. Mėlyna spalva kažkaip tai pas mus dominuoja. Aš žinau turbūt dėl ko. Kažkaip labai atrodo sterili spalva. Švara, mėlyna asocijuojasi. Nu taip. Jūros, bangos. Tos švaros mums reikia, tos grindys, matai, valomos yra ne kartą per dieną. Tai dėl to rengėtės, kad būtų viskas sterilu, švaru. Persirenginėjom, kad būtų kuo steriliau. Sveiki. Labą dieną. Gerai, kur mes dabar? Operacinę. O. Opa! Užeik. Tai čia jūsų žaidimo aikštelė. Taip, čia yra ta vieta, kur atsipalaiduoji ir pradedi medituoti. Ir dažniausiai būni viską susiplanavęs. Ir likusi tik tai ta techninė dalis, kur tau niekas netrukdo dažniausiai čia nais. Užsileidi lengvos muzikos, aišku, būna daugiau. Jūs klausot muziką operacijos metu? Tai aišku. Aš noriu čia atsigulti, galiu? Taip, prašau. Aš jau esu gulėjęs beje. Taip, tai prašau išbandyti dar kartelį. Šitą dažniausiai aš, vėl, būna, kad operacijoje ir sėdi. Jau kryžium kaip Jėzus. Vėl tas stalas, visai lankstosi. O kodėl čia reikia tas? Sulenkti, vėl įvairiausiai, jeigu man reikia prie pažasties žmogaus prieiti, tai tada atlenki ranką ir gali prieiti prie tam tikrų vietų ir taip toliau. Viskas daryta taip, kad būtų patogu. Kad pacientas nesušaltų, stalas yra šildomas. Aišku, dabar jis yra išjungtas, bet šiaip jau jisai būna šildomas ir mums labai, turbūt, chirurgo sveikata yra svarbi, bet paciento yra svarbesnė. Tai jam irgi turi būti ir minkšta, ir patogu gulėti. Šiaip patogi sofelė. Namie būtų galima, čia visai išsilankstai žiūrite. Jo, bet tai yra pakankamai brangus daiktas, manau, kad... Ne kiekvienam. Geriau operaciją darytis ir tada pagulėsi. Manau, kad taip. Dažniausiai su tokiu siūlu, su tokiu planu siūlu aš siūnu vokus arba veide kažkokias tai nedidelės, jeigu procedūros yra daromas. Yra skirtingi storiai siūlų, skirtingom vietom. Taip. Tai jau turbūt pilvui reikia storesnių siūlų. Taip. Žiūrėkit, gydytojau, aš savo sekėjų klausiau, Taip. Ko jie norėtų paklausti jūsų apie operacijas. Tai turiu prikaupęs visokių klausimų. Prašau. Galima? Taip. Tai iš karto, čia aš suskirščiau, žodžiu, temomis, tai viena populiariausių, aišku, temų, tai krūtų operacijos. Mes šiek tiek apie jas kalbėjome. Taip, pakalbame apie krūtis. Gerai. Iš sekėjų klausimai. Ar galima atlikti krūtinės mažinimo operaciją? Dydis, jei svoris kūno 111 kg. Koks turi būti KMI? Jo, tai svoris atrodo gan didelis, bet reikėtų pasižiūrėti ir koks paciento yra ūgis. Nes tai irgi priklauso, nes jeigu ūgis yra 2 metrai, tas KMI nebus jau toks labai ir didelis. Tai mes tas kūno masės indeksą ir žiūrim kaip pagrindinį dalyką. Ir jeigu jis yra apie 30, jau reikia sverti ir svarstyti, ar tą operaciją galima padaryti, ar saugiai galima padaryti ir taip toliau. Greičiausiai, kad taip, įmanoma šitam žmogui padėti, bet be konsultacijos, be gyvai pamatymo, apklausos, sakykime, ar yra gretutinių lygų ar kažkokių, tai aš negalėčiau to tvirto atsakymo sakyti, kad taip, galima operuoti arba ne. Tai tokį žmogų pakviesčiau konsultaciją. Konsultacijai. Supratau. Ar išlieka spenelių jautrumas?
Po turbūt implantų klausimas. Jo, tai jeigu implantai, tai turbūt, kad labai didelė tikimybė, kad išliks. Jeigu mes darom kitas krūtų operacijas, kai krūtų pakelimą arba krūtų mažinimą, yra didelis šansas, kad jisai bus sumažėjęs arba bus pakitęs. Bet po krūtų implantų dažniausiai taip, jisai lieka labai panašus. Yra galbūt gal 10 ar 15 tik tai procentų pacientų, kurioms tas spenelio jautrumas būtų sumažėjęs arba kartais net ir padidėję tam tikram periodui. Supratau. Ir čia dar klausia, kokie būdai pakelti krūtinę po maitinimo? Tai ir vadinasi yra ne vienas. Jo, tai gali būti ir implantas. Mes galim turėti po maitinimo, sakykime, ir svorio pametimo, nes taip jau atsitinka, kad po vaikučių tas svoris pakrenta, jis būna padidėjęs ir pakrenta, tai krūtis gali atrodyti tokia, išsileidus. Jeigu tas pakritimas jų ir ta angliškai vadinasi deflation, jisai galima jį kompensuoti implantų, įdėjus tik tai tūrio ir mes planuotume, kad spenelis maždaug bus geroj vietoj, viskas tvarkoje, galima įdėti implantus ir krūtis atrodys pakankamai gražios. Tačiau būna atveju tai, kad to nepakanka. Ir reikia daryti jau krūtinės pakelimą, tai reiškia jau ta chirurginė procedūra šiek tiek platesnė randų prasme. Kai keiti ir spenelio vietą? Jo, spenelio vieta yra keičiama, jinai perkeliama į naują, į aukštesnę ir iš apatinio koliaus šalinama odos perteklius, kad vėl krūčiai suteikti tą buvusią formą. Tai vat būtent, kadangi yra keičiamas ta spenelio vieta, tai dėl to gali būti sumažėjęs jautrumas, ne? Būtent. Labai teisingai. Viskas logiška. Šaunuolis. 10. Gold 10. Gerai, implantą man. Smakro. Gerai, kita tema. Riebalų šalinimas. Chirurginiu būdu ar injekcijomis, lipolitikai. Jo, tai turbūt mes kalbam apie dažniausiai pasmakrę, jeigu apie svarstom ar riebalų siurbimą ar lipolitiką. Tai vis tiek problema yra daug platesnė iš tikrųjų. Tai jeigu pradėti apie lipolitiką, tai yra skystis, kuris tirpdo pačias riebalus, ląsteles ir taip toliau. Jeigu yra nedideli pakitimai kažkokie, tai ir reikia labai to mažo efekto, tai yra labai geras ir saugus dalykas, nereikia narkozės, tokia procedūra gali būti atliekama kabinete ar tvarstomajam, nereikia operacinės ir taip toliau. Bet kiek žinau, reikia ne vienos procedūros. Jo, dažniausiai reikia kelių procedūrų, ten yra tokių šiokių nuansų, bet tai yra sąlyginai saugesnė procedūra, bet jos efektas gal irgi labai yra nedidelis. O paskui prasideda chirurgija. O jau chirurgiją mes, ypač kakle, galim skirstyti vėl į keletą dalykų, nes riebalai yra ne tik paviršiui, ne tik tarp oda, kartais jų būna ir giliau. Nes yra oda, yra riebalinis sluoksnis, tada yra raumuo, kitaip dar vadinam platizmos raumuo, mes ją galim aktyvinti, o taip darant, nežinau, ar tau išeis tą padaryti, kažkas tai panašaus. Jo, tai yra toksai paviršinis raumuo, kuris yra pakankamai plonas ir dengia visą kaklą, po juo vėl yra riebaliniai kūnai arba riebalų sankaupos vienoje ar kitoje vietoje. Ir mano kaip chirurgo darbas yra būtent suprasti ir pasakyti žmogui, kurios procedūros būtent reikia gauti tam tikrą efektą. Gerai, dar apie riebalų šalinimus. Ar po riebalų nusirbimo toje vietoje neatsiranda riebalai? Riebalų nusirbimas yra kūno kontūravimas. Tai reiškia, kad mes, vėl problema būna, kad ateina žmogus ir turi love handles. Meilės rankenos. Jo, kur gali sugriebti ir pas mane šiandien toks yra, vis neprisiruošiu tą chirurgiją. Ir ką mes darom, siurbiam riebalus ir tose vietose būtent pašalinam ir kūnui suteikiam naują formą. Taip. Jeigu žmogaus suvartojamos kalorijos, sporto prasme bus jų mažai, o valgio prasme jų bus labai daug prieimo į vidų, žmogus tunka. Taip? Ir jisai iš visur didėja. Tai reiškia, kad jisai to svorio priaugs, jisai bus stambesnis, bet naujos sukurtos formos jos turėtų likti. Pilvoplastika, ar darosi tik vyrai? Tikrai žinau, nes mano draugas darėsi net keletą kartų. Darosi pilvoplastika ir vyrai, ir moteris. Dar turbūt, kad neteko pilvoplastikos operuoti vaikui. Tai bet kaip čia yra? Čia galima pavadinti, kad žmonės tingia eiti į sporto salę? Kaip tik tie žmonės, kuriems yra daromios pilvoplastikos, jie labai vaikšto į sporto salę. Tai yra žmonės, kurie turėjo pilvuką, pradėjo vaikščioti salę, svoris nukrito, o oda liko.
Va, tai moterims tai atsitinka dažniau dėl gimdymo, bet gimdymas taip pat keičia ir pilvo sienos raumenyną ir mes operacijos metu jį rekonstruojam ir pilvo raumenys yra suartinami, susiuvami taip, kad vėl pilvukas būtų plokščias. Vyrukams dažniausiai tas yra neaktualu, dažniausiai yra tik tai odos perteklius, bet taip nukritus svoriui, dėja oda ne visą laiką seka paskui naują kontūrą ir reikia jau įsikišti mums. Intymios operacijos. Ar populiaru tarp moterų ir vyrų? Jo, jos yra daromos, jos nėra labai populiarios, sakykime, kad jau kiekvienas eitų ir pirktų tai kaip saldainius kažkokius, bet taip turim užklausų tiek iš vyrų, tiek iš moterų, bet vėl labai svarbi yra pacientų atranka, nes dažnai šitas operacijas, sakykime, ypač vyrai tikisi labai funkcinio pagerėjimo ir galvoja, kad tai išspręs visas jų erekcijos bėdas ir taip toliau, ir taip tai nėra. Tai yra tik tai estetinė procedūra, kuri galbūt iš šono gražiai atrodys, bet tai visiškai neišspręs ar erekcijos problemų, ar to seksualinio gyvenimo kažkaip tai pagerins, ar galiausiai partneris bus labiau patenkintas. Tai, sakau, labai tokia atranka ir dažnai atvyksta pas mane pacientai ir mes išsiaiškinam vėl priežastis, dėl ko jie norėtų tokios procedūros ir sakau, ne, šita procedūra jums netinka, jums reikia kreiptis pas kitą specialistą. Tam reikalingos ne tik geros rankos, bet ir įrankiai tikriausiai. Tai ir įrankiai reikalingi, ir rankos, o labiausiai tai turbūt reikalingas protas ir žinios. Dėja, pamatyti protų ir žinių taip labai paprastai galbūt neišeina, bet įrankius tai parodyti labai lengva. Pažiūrim, labai įdomu man tie įrankiai. O čia jūs taip ir laikot? Jo, jie yra... Kaip kūdikis suviniotas. Taip, jie yra steriliai supakuoti. Taip, tai reiškia, kad viduj esantis, jie neturi jokių, jie yra švarūs, neturi jokių bakterijų, nieko. Mes galime į operacinį lauką juos nešti, nebijodami, kad bus kažkokia tai infekcija ar kažkas, todėl jie yra labai taip atsargiai supakuoti. Po šitos apžiūros reikės iš naujo reikės plauti, sterilizuoti, jas dedami į specialų pečių, yra specialios mašinos plovimo ir atsakingas žmogus, kuris tą procesą valdo. Čia yra čia tvaršiai visokie, ne? Tvaršiai ir medžiagos. O sakykit, pavyzdžiui, apie randus, randėjimas. Ar rando dydis priklauso nuo to, koks meistriškas yra chirurgas, kaip susiūta, ar kartais nuo fiziologijos gali būti? Manau, kad tai yra ir nuo to, ir tas yra svarbu. Tai norint turėti gražų randą, reikia vėl suplanuoti operaciją taip, kad ją pabaigiant žaizdos kraštai, jie būtų su minimaliu tempimu. Kad nebūtų taip, kad yra sutraukta kažkas tai ir žaizda nori skiestis ir prasivert. Tai vat planavimas yra labai svarbu, paskui be abejonės yra siuvimo technika, tada kokį siūlą naudoji, nes vėl, kaip ir rodžiau, tų siūlų yra visokių įvairių. Ir turbūt siuvimo raštai gali skirtis, ne? Nu, taip, bet tai yra, vis tiek mes laikomės tam tikro standarto ir turbūt, kad labai sunku pasakyti, kur aš siūnu, kur mano kolega siūna kažkokią tai žaizdą, mes labai tai panašiai tą darom. O paskui ant pačio galo be abejonės yra ir žmogaus tos randėjimo savybės. Dar kiek jis turbūt prižiūri tą randą, irgi labai svarbu. Taip, ir rekomendacijų laikymas ir taip. Tai, sakykime, susideda tas rando, kai mes matom gražų randuką, tai yra daug dėta pastangų nuo pat pradžių iki pat pabaigos tiek tos gydytojų komandos, tiek pačio paciento, kad jį tokį turėtų. Krūtisgi daro ir per pažastis. Krūtinės irgi yra, sakykime, per pažastį galima didinti krūtinę, galima didinti per spenelį, per ten, kur aureolas pigmentuota oda sutinka nepigmentuota. Arba galima taikyti inframarinę raukšlę. Nu, tai visai nemažai žinau. Visai, taip, tikrai taip. Kas čia per rankenos? Šitos rankenos jo yra labai kaip motociklo praktiškai. Bet jos dedas iš tikrųjų ant... Taip, jos yra taip pat sterilios ir aš su savo švariom pirštinėm, jeigu darai operaciją ir, sakykime, čia yra kažkoks tai pilvas ir jeigu man reikia pasireguliuoti šviesą, aš neturiu prašyti savo kolegų pagalbos, o galiu pats nusireguliuoti ir vėl užtikrinti tą žaizdos švarą ir kad nebūtų kažkokios kontaminacijos. Čia yra vienas ir ten galiu pabandyti uždėti, žiūrėsim, ar pavyks. O!
Puikiai, puikiai. Ir yra svarbiausias dalykas šitame darbe yra liniuoti. Be jos irgi negali apsėti. Turiu įsimatuoti. Tai įsimatuoti, pasižiūrėti, kad viskas būtų kiek galima vienodžiau ir simetriškiau. Iš akies, žodžiu, nevyksta darbas. Iš akies kartais gali būti viskas labai netikslu. Akis yra labai geras dalykas, bet visą laiką yra smagu pasitikrinti su liniuoti. Kad nebūtų kažkokio. Bet jau manau vis tik per tiek metų jau maždaug, jeigu reikėtų, taip, be liniuotės padarytumėt, paskui pasakyčiau 3 cm. Padarytumėt, patikrinu, 3. Taip. Su viena padalu. Teisingai. Tai einam toliau į sekančią stotelę. Sklando labai daug mitų apie operacijas. Tai aš pasakysiu teiginį, o jūs turėsite atsakyti, arba tai yra mitas, arba tai yra tiesa. Narkozė trumpina gyvenimą. Mitas. Tikrai netrumpina? Vėl, jeigu mes narkozę turėsim labai daug kiekvieną dieną ir ilgų, taip, mūsų gyvenimas trumpina. Bet šitą jeigu vieną kartą per 5 ar per 10 metų, rūkymas tikrai labiau trumpina gyvenimą. Aš tikrai buvau įsitikinęs, kad čia bus tiesa, geras, patinka. Po plastinės operacijos visi tampa vienodi. Mitas. Visiškai mitas, man irgi atrodo nesąmonė. Mitas. Implantai nėra visam gyvenimui ir gali prireikti pakeisti. Taip, tai yra visiška tiesa. Su implantais negalima maitinti kūdikio. Su implantais kūdikį maitinti galima ir tai yra visiškas mitas. Tai tikrai taip, nebijokit, maitinkit kūdikius ir su implantais. Ir aplamai maitinkit kūdikis. Taip. Moteris darosi daugiau plastinių operacijų. Taip, mūsų klinikoje moterų kaip pacienčių yra daugiau. Taip. Lietuvoje nėra gerų rinoplastikos specialistų, todėl reikia vykti į užsienį. Manau, kad tai yra mitas. Lietuvoje tikrai yra labai gerų rinoplastikos specialistų ir aišku, prašau, mes nesakom, kad reikia būtinai nevykti, bet mes tikrai gerų rinoplastikos specialistų turim Lietuvoje. Jokinga, žmonės kartais Lietuvoje galvoja, kad kažkur važiuoti operaciją reikia daryti užsienį, bet lygiai taip pat iš užsienio žmonės atvyksta į Lietuvą. Tai čia žinai, kaip čia taip suprasti. Taip. Botoksas kenksmingas sveikatai? Ne, botoksas nėra kenksmingas mūsų sveikatai. Jeigu jisai yra su protu dozuojamas ir skiriamas gydytojo, aš manau, kad vėl mes plastinėje chirurgijoje jo naudojam, taip pat jo daug daugiau naudoja neurologai prie visokių kitokių būklių, spastinio paralyžiaus ir taip toliau, tai ne. Tai yra vaistas, kuris padeda mūsų sveikatai, o nekenkia. Ir aš žinau, kad botoksą leidžia ten ir nuo prakaitavimo. Taip, viena iš indikacijų yra prakaitavimas, tai suleidus, sakykime, probleminės vietas į pažastis, to prakaitavimo tikrai sumažėja. O yra žmonių, kurie kreipiasi dėl plaštakų prakaitavimo. Taip, aš turiu draugę šokėją. Ir labai yra problematiška šokti su partneriu, kai rankos prakaituoja slysta, tai ji dažnai darosi plaštakų šito botokso. Jo? Taip. Gerai, po riebalų nusiurbimo toje vietoje neatauga riebalai. Gali ataugti, tačiau sukurta forma jinai liks visam laikui. Gerai. Ne visi persodinti riebalai prigyja. Taip, tai yra visiškai tiesa. Nes mes suleidžiam visą laiką šiek tiek daugiau riebalų su ta intencija, kad dalis jų neprigis. O tai kur jie iškeliauja? Kūnas juos paskirsto, suvalgo ir mes, taip sakant, apskritai, kūnas yra labai toksai dinamiškas, mes per kelis metus tam tikrą prasme savo ląsteles visas pakeičiam. Tai taip, tuos riebaliukus jie išsivaikšto ir mes juos tam tikrą prasme patys suvirškinam. Tai mes realiai nieko originalaus nuo gimimo nebeturim. Atlikus riebalų nusiurbimo operaciją nepriaugsi svorio. Mitas ar tiesa? Tai yra mitas. Atlikus riebalų nusiurbimą ir jeigu žmogus nesilaikys dietos režimo kažkokio tai ir darys dalykus, kurie yra nerekomenduotini, tikrai svorio priaugs. Ir paskutinis, po veido pakelimo veidas nebesensta. Tai yra mitas, veidas sensta ir po veido pakelimo mes tam tikrą prasme galim grąžinti jį atgal, grąžinti jam tam tikrą jaunystę, tam tikrą išvaizdą, kuri buvo anksčiau, bet nuo tos akimirkos jisai vis tiek šiek tiek blogės. Deja, priešingai padaryti negalim. Tai labai ačiū.
Labai patiko, buvo labai įdomu. Gal kokį palinkėjimą būsimiems besioperuojantiems? Būsimiems palinkėjimą. Aš manau, kad turbūt, kad nepiknaudžiauti plastinę chirurgiją. Nes nieko nėra blogiau, kai tu mieste... Vėl, aš tai aišku, kaip specialistas tai negaliu sakyti, aš dažnai matau tam tikrus niuansus ir dalykus, bet turbūt jeigu mieste praeivis pamato, kad kažkokie dalykai yra keisti, daryti ir jau žmogus atrodo nebenatūraliai, tai jisai turbūt daro kažko tai per daug. Tai va, tai turbūt palinkėjimas būtų nepersistengti. Nepersistengti, bet jūs kaip gydytojas, va koks šaunuolis. Aš tai sakyčiau, darykitės, kad kuo daugiau. Nu taip, bet plastinė chirurgija, sakykime, mūsų kaip chirurgų gyvenime, tai yra visas mūsų gyvenimas. Mes nelabai ką daugiau mokam daryti ir kiekvieną dieną darom tik tai tą. Tai mes žiūrim į tą tolimąją perspektyvą. Vis tiek aš manau, kad reikia žiūrėti, kas bus ne tik rytoj poryt, bet tai, kas bus ir už 5 ir už 10 metų. Tai padarė kažkokius tai blogus sprendimus dabar, jie tikrai atsilieps po 10 metų. Tai ačiū Jums labai. Ta gražia gaida. Labai malonu ir man. Dar kartelį. Iki sekančio, šį kartą jau gulsias. Gerai. Ant to stalo patogaus šildomo.